Šiandien papasakosime keletą saugių pjovimo būdų panaudojant peilį. Visų pirma, reikia atkreipti dėmesį, kad stovyklaujant ar, kaip sakant, užkraptinant, mes naudojame tokius peilius, kurie yra pakankamai aštrūs. Ir bet koks neatsargus judesys ar veiksmas gali jūs sužeisti taip, kad stovyklavimas ar iškilavimas pasibaigs ligoninėje, reiks staigiai važiuoti kažkur ir kviestis pagalbą, todėl turime žinoti, kaip reikia atsargiai ir saugiai elgtis su peiliais. Visų pirma, svarbiausia mokėti teisingai perduoti peilį draugui, kitam stovyklautojui. Svarbiausia nenukreipti ašmenų į ranką ar kitą kūno dalį. Taigi, jeigu norite perduoti peilį kitam žmogui, tai turėtumėte ašmenis laikyti viršų, tiesiog nukreipti taip. Ir kitas žmogus galės saugiai paimti, nesusižeisdamas pats ir nesužeisdamas jūsų. Tai lygiai taip pat pasiimu peilį atgal. Toliau parodysime keletą pjovimo, drožimo būdų, kurie yra tikrai saugus ir leidžia tiesiog atlikti daugelį darbų nesusižalojant. Vienas iš saugių pjovimo būdų yra tiesiog elementarus pjovimas nuo savęs. Tiesiog laikome kažkokį tai medžio gabalą ir pjauname nuo savęs. Taip jaudami mes tikrai patys nesusižalosime. Aišku, reikia žiūrėti, kad priekiai nebūtų žmonių, į kuriuos tiesiog iš inercijos pataikytumėm. Bet būtent taip jaudami nuo savęs galime saugiai darbuotis peiliu. Kitas variantas yra tiesiog panaudoti peties raumenis ir taip dirbti daug tiksliau ir saugiau. Tiesiog mes ištiesiame ranką, o patį pagalį, kurį norime pasmailinti, pavyzdžiui, arba kažkaip nudrožti, traukiame atgal. Ir ką tai leidžia padaryti, pavyzdžiui, jeigu tai darome kuo arčiau rankenos, tai pavyksta daug lengviau ir tiksliau. Dar vienas panašus būdas yra tiesiog įtvirtinant peilį prie kelio. Tiesiog taip pat galima užfiksuoti būtent tą stabilią poziciją peilio į kojos kelį, o tada kažkokį pagalį imti ir traukti į save. Ir vėlgi dirba peties raumuo ir mes galime dirbti tiksliai, saugiai, nesusižeisti patys ir nesužeisti nieko, nes tiesiog peilis visą laiką yra vienoje vietoje, jisai nejuda ir mes su juo į nieką, į ką neplanavimą ir nepataikysime. Kitas variantas, galime drožti medį, jį smailinti, laikydami patį gabalą pagalį vienoje rankoje, o peilį ašmenimis nukreitais į kitą pusę kitoje rankoje. Ir tiesiog nugaros raumenų pagalba prie savęs tai yra irgi pakankamai saugus ir patogus būdas apdoroti medieną. Tai tiek šiam kartui.